Imergas oro karaliaus konkursas. Savoveris, jo. Pirmasis bandymas. Vienas iš tamsiųjų arkliukų čia, bet panašu, kad krauti iš viršaus tikrai gali. Tiesa, iš pirmojo karto nepavyksta įdėti. Dar vienas šansas. Iš antro pavyksta ir čia turėtų neblogi balai būti. 51, taip. 3-8, tai 3-9, taip. Labai toliai atsispyrė jis. Karlas Malaunas. Paštininkui siunčiami linkėjimai. Siunčia laiškutį ir kitiem konkurso dalyviam. Akies teste iš karto matos, kad labai didelį wingspaną turi šis jaunuolis. Ekspertas Vygantas Zaboras kelia 7. O dabar Kristupo Grybo pasirodymas. Žilius Semas sustoja ir... Čia gerai. Čia gerai. Ne, vienu mažiau bus. Vienu mažiau. Dar vienas panevėžėtis. Oi, 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 tarp kojų. Čia turėtume gal ir kokį 10-uką išvyst, taip ir yra. Pirmojo dėjimu dabar gali driokstelti. Na, iki Grybo dėjimo tolokai. Prašo kitas. Ir kitas. Ajajaj. Bet negaus, jeigu pavyks įkrauti kamuolį iš viršaus. Dar kartą Dabriega yra. Bent jau 9, sakyčiau, turėtų kilti į viršų. Šiek tiek per žemai. Dar kartelį. Visa šau, sukurtas visa programa. Už kūrybą šiek tiek pridėčiau, galbūt pats... Žuvydų Zuikis sušauti, Šimolį sutraumuoti ir pats į finalą patekti. Ne, jokauju, neturi Grybos tokių intencijų. Opa! Kristupas Grybas. Ir dabar laukiam komisijos balų, aš už Grybą. Aš už persidėjimą, nebūna taip. 20-ukai panašu, kad kils ir... To užteks? Taip, atrodo, kad Grybas keliauja į finalą. Bam! Na čia yra tiesiog fizinės geros savybės. Kai turi tokį šuolį, kai turi tokią sprogstamą jėgą, galbūt net nereikia išradinėti, kaip sakant, dviračių. Užtikrintą variantą rengia. Čia visų pirma ir perdavimo reikia labai tikslaus. Opa! Kristupas Grybas. Vėlgi, fantazijos nemažai. Puikiai atliktą perdavimą. Techniškai manau, kad labai sudėtingas dėjimas. Rinko Šimonis. Ko dar jis mūsų nustebins? Oi, per klyną. O, vaikeli, tu ir dabar yra situacija, kur reikėtų kelti 11. Ne, čia viskas. Čia yra viskas. Va čia yra 10-uko dėjimas. Va čia yra 10-uko dėjimas. Gal pavyks antrojų? Gražu, bet 10-ukai nekils turbūt. Vygantas Zaboras, aišku, kad Grybų čia... Bet man patinka Vygantas kelia pirmas, jis pasitikė savo. Pirmas nesėkmingas dėjimas šiandien. Ir vėlgi, šiek tiek Dominikui pradeda stikti fantazijos, ne? Taip, 10-ukai kyla. Nes man buvo gražu. Man irgi buvo gražu, 10-ukai kyla, bet čia nori kažko naujo iš jo, norisi kažko peršokto, kažko... Visi dėjimai jau labai panašus iš ties. Bet panašios krepšinio mokykla ir taip, kas yra. Išpildymas neblogas, žiūrėsim kokie balai. Dar vienas bandymas. Kartuoja tą patį Dominikas. Yra 10, Purlys kelia nebėjodamas ir Tautas taip pat, o visa kita jau turbūt ir nesvarbu. Ne, čia pilnai pakanka tų balų ir galima turbūt oficialiai jau sveikinti Dominiką Šimonį. Dominikas Šimonis nuo pat pirmojo bandymo tiesiog papirko komisijas ir galius mus, žiūrovus ir visus, kas tik stebėjo šį konkursą. Ką Tautų tai gražu buvo? Estetikos tikrai netrūko. Sakykime taip.